Aš netikiu, kad tai sugeneruotas video. Aš netikiu, kad tai ne OpenAI Sora. Netikiu, juk tai visiškai nemokama. Na tik įsivaizduokite, kokius įspūdingus video galima generuoti šio AI įrankio pagalba. Tik pažiūrėkite, kaip kokybiškai jis viską atlieka. Juk tikrai neatrodo, kad tai sugeneruoto dirbtinio intelekto. Pavyzdžiui, žmogus žiūri prie durų akutę ir mato, kad prieina zombis. Realistiška? Arba žmogus besikuičiantis dideliame lagamine. Šie vaizdai tarsi ištraukos iš kokio filmo. Argi neįspūdinga? Taigi, sveiki hebrytė, noriu pristatyti pakankamai naują ir kol kas visiškai nemokamą AI video generavimo įrankį Minimax. Nuorodą paliksiu po video. Įrankis paprastas naudojame, jūs rašote promptą kiniškai, angliškai, bet žinoma galima ir lietuviškai. Na, kiek teko testuoti, jis puikiai orientuojasi lietuvių kalboje ir, sakyčiau, magiškų būdų jūsų parašytą tekstą paverčia kokybišku vaizdu. Žinoma, gal ne iš pirmo karto, bet paverčia. Šio įrankio išgaunama 720p 25 Hz vaizdo kokybė 6 sekundžių trukmės. Ne kažkas, bet kitų įrankių pagalba ši problema puikiai išsprendžiama. Taigi, pradžiai pabandžiau atkartoti promptą paimtą iš Soros. Reikia turėti omenyje, kad visų AI įrankių pateikti pavyzdiniai vaizdai yra atrinkti iš šimtų ar net tūkstančių generacijų. Todėl mano pirminiai rezultatai yra gerokai kuklesni ir silpnesni nei jų originalai iš Soros. Štai stilinga moteris einanti Tokijo gatve Soros pavyzdyje. Ir pasitelkus tą patį promptą atlikau generaciją su Minimax. Štai kas gavosi. Sakyčiau, pakankamai neblogai. Žinoma, Soros variantas kur kas ilgesnis ir detalesnis. Tačiau Minimax kaip nemokamas ir dar visiškai žalias įrankis, sakyčiau, neblogai susitvarkys su užduotimi. Na, žinoma, trūksta detalumo ir merginos veidas šiek tiek paplaukęs, toks neaiškus, neryškus. O šiaip čia, sakyčiau, problema visų dirbtinio intelektų įrankių, kurie generuoja vaizdus toliau nuo virtualios kameros. Toliau jaunuolis skaitantis knygą debesyse Soros pavyzdyje. Ir mano variantas generacija Minimax'e pasinaudojo Soros promptu. Na, nežinau. Man abu variantai patinka. Tik Soroje vaikinas judina lūpas, lyg skaitytų knygą. Na, o mano variante vaikinas pakankamai susikaupęs. Na, iš tiesų, negali visiškai atsipalaiduoti sėdint ant debesies. Na, ir dar vienas pavyzdys palyginimo iš Soros. Mamutai. Sora pakankamai realistiškai pavaizdavo išmirusius gigantiškus vilnonius dramblius, brendančius per pusnynus. Na, o Minimax kažkodėl nusprendė paimti mamutus iš kultinio animacinio filmuko Ledynmetis. Kaip filmukas, neblogai. Bet kaip realistinis video, tikrai ne. Žinoma, jeigu būčiau daręs pakartotinę generaciją, manau, būčiau kažką ir pasiekęs. Bet aš neieškojau tobulumo, o naudoju tą patį promptą ir viską dariau tik iš vienintelės generacijos. Išbandęs Soros pavyzdinių video promptus, nusprendžiau pasirašyti savo. Sugalvojau, juk noriu, kad Minimax man sugeneruotų video, kuriame šviesių plaukų mergina važiuoja dviračiu per senamiestį. Pasirinkau būtent merginą šviesiaplaukę, būtent blondinę. Nes jei neužduodi parametrų, dirbtinis intelektas maždaug 90% atvejų generuoja tamsiaplaukės bei azijietės. Nežinau, kodėl taip, kaip sakoma, skoniui draugų nėra. Pirminė generacija iš tiesų pavaizdavo merginą važiuojančią dviračiu. Na, kaip čia pasakius, švelniai pasakius, ne to aš norėjau. Šioje generacijoje vaizdas kažkoks medinis, mergina tarsi animacinio filmuko personažas ir veiksmo dinamika abejotina, nes dviratis važiuoja, o mergina kaip ir nejuda, nesuka pedalų. Šiek tiek papildau promptą, tiksliau vienu vieninteliu dalyku. Paprašau, kad mergina būtų arčiau virtualios generavimo kameros, kitaip kalbant arčiau žiūrovo. Na ir čia likau nustebęs. Jai tikrai sugeneravo merginą aiškiais, ryškiais veido bruožais, besišypsančią, besimarkstančią ir važiuojančią dviračiu senamiesčio gatvele tiesiai į mus, į žiūrovą. Iš tiesų šis variantas buvo tobuliausias, kadangi toliau aš sugalvojau pasunkinti užduotį, papildant tuščią senamiesčio gatvelę žmonėmis. Ir štai čia prasidėjo tikras siaubo filmas. Na patys pažiūrėkite. Pradžiai kaip ir nieko.
tačiau žmonės kažkur mistiškai dingsta pravažiuojant merginai. Viena praeivė šviesiais marškiniais išvis mane išgąsdino, nes stovėjo pasukus galvą 180 laipsnių kampu. O šalia jo stovėjęs vaikinas staiga pavirto mergina į dar kažkokioms neaiškiomis besipinančiomis kojomis. Pabandžiau dar kartą sugeneruoti tą patį promptą. Aplinka jau žymiai pagerėjo, tačiau iš merginos dingo važiavimo dviračių dinamika. Pati mergina pasidarė tarsi vaškinė lėlė, be emocijų, plaukai status tarsi jis stovėtų vienoje vietoje, o fonas atrodo taip, lyg būtų prilipdytas atskirai. Dar pamiršau parodyti, kaip paleisti Minimax. Einate šiuo adresu. Neišsigastam kinietiškų hieroglifų, tiesiog aktyvuojam naršyklėje kalbos parinktis į lietuvių. Ir toliau viskas pakankamai intuityviai suprantama. Didelėme lange įrašome savo aprašą, tai yra promptą, ir spaudžiame mygtuką generuoti. Toliau laukiame. Pats procesas gali užtrukti nuo 3 iki 10 minučių, priklausomai nuo eilės. Taigi, išbandžius Minimax įvardinčiau tokius šio AI įrankio pliusus. Visiškai nemokamas, nereikalinga registracija, supranta lietuvių kalbą. Iš minusų galėčiau paminėti, įrankis dar pakankamai žalias ir neturi galimybės generuoti vaizdus iš paveiksliuko. Tai tiek šiam kartui. Iki.